Sveiki, sveiki. Šiandien norėčiau truputį pasidalinti, kadangi vasara jau baigės ir rudenėlis ir jau girdime, jau vieniem nosis pasileido, kitas gal pakosti ir panašiai. Nors, kaip daugumą įsivaizduojam, vasarą mes gaunam labai daug įvairiausių uogų, daržovių, daug vitaminų, viskas super. Tikrai mes jų gaunam ir lyg ir turėtumėm, taip įsivaizduojam, kad kažkokias dėžutės prisipildėm ir dabar jos ten užpildytos ir mūsų apsaugos ir panašiai. Gaila, bet ne. Užsipildėm, jos yra eikvojamos, sunaudojamos ir jų nebelieka, organizmas jų nekaupia. O jeigu dar truputuką, sakykime, kažkokio streso ar kažkas šalia pakosėjo, mažai ką sureagavom ir organizmas tokiais atvejais daugiau visko pasiema negu paprastą eilinę dieną, kai mes, pavyzdžiui, jaučiamės labai gerai, jokio streso. Viskas sekasi. Nėra prie ko prikibti. Šypsena iš ausų nekrenta. Esam ramus. Tada organizmas funkcionuoja visiškai kitaip. Bet jeigu truputį įtampos, toj sustingstam, toj kraujas nebe cirkuliuoja taip, kaip reikia. Organizmas tuo atveju gauna stresą ir jis daugiau pradeda pasiimti, negu jam reikia. Ir jeigu nėra iš ko imti, jis iš kažkur skolinasi, grąžos neatiduoda ir pradedam jaustis ne kažką. Kažkodėl, nežinau, norėčiau šiandien gal pasidalinti, ne vėlu apskritai pradėti kiekvieną dieną atstiprintis. Ne vėlu, kad paprasčiausiai ne visada, ypač darbo dienom, mes čia spėjom gerai pavalgyti, teisingai ir panašiai. Nežinau, kaip jūs, gal jūs spėjat, aš tikrai nespėju ir dažnu atveju tikrai valgau ir perdarytą maistą, matyt kaip į daugumą, bet kadangi to neužtenka, vis tiek atsiranda, kad tai tas negerai, tai tą pajaučiau, o valgant gerą maistą, taisyklingą ir atitinkamą jo kiekį, mes turėtume visą laiką jaustis labai gerai. Bet kadangi, kaip iš konferencijos mokslininkė pasakė, neįmanoma maisto tiek suvalgyti per dieną, tokios dozės, kad ji būtų gydomoji. Neįmanoma. Niekaip. Tu gali patį geriausią maistą valgyti, tu gali saujom, tas yra neįmanoma. Mes paprasčiausiai fiziškai nuo ryto iki vakaro negalim kramtyti ir vis tiek neįmanoma suvalgyti tiek tos dozės, kad ji jau veiktų organizmą kaip gydomoji, ar mes čia visą laiką puikiai jaustumėmės. Deja, ir niekur mes nedingsim be papildų. Niekur. Jeigu realiai norim kažkiek realiai savo padėti, teks papildus vartoti. Ir ne taip, kad simptomą pajutau ir čia šiek tiek dabar tas kelias dienas pagersiu, ne. Kai simptomą pajuntam, jau yra pasekmė. Arba, sakykime, organizmas kužda, ne. Oi, čia va lygtais maudžia. Oi, lygtais čia gal pučia vidurius, gal rūgštis kyla, gal nugarą paskaudu, gal galvą paskaudu, gal dar kažkur kažkas. Organizmas ištisai su mumis kalba, ištisai. Jis ištisai mums, kaip sakyt, mes savęs negirdim. Ir, sakykime, tą organizmą mes dažnai, kaip atskirą kažką priemam.
Nu, blyn, man pačiai su savim. Čia ne kažkas atskirs, čia aš. Čia man, aš kuždu. Kokia, kad ne žirafos kaklas atrodo, nejaugi nesupranti. Ir vienu atveju kažkas sugėrė nuo skausmo, paslopinom, o skausmas jau yra židinys, jau uždegims, jau negerai, neslopint reikia, neslopint jokių būdų. O duot maistinių medžiagų ir kai jis gauna savo kiekį, mūsų organizmas, jūs neįsivaizduojat kokio unikalumo, jūs net neįsivaizduojat, kad jis taip maistą gaudams, jisai viskas sugeba pats tvarkytis, pats. Tik jo to maisto mes negalim tiek suvalgyti ir apie sveiką maistą, tai turbūt gal iš vis nebekalbėkim kažkaip tai. Tai va, jeigu norėtųsi paprašyti, vat gerai jaučiuosi, viskas tvarkoj, bet ruduo ant nosies ir jau čia kažkaip gal ir kolega darbe pakosėje pačiaudėjo, kas vyksta? Šetau, visiems. Tai aš savo Domantui kiekvieną rytą po šitą vieną kapsulę į mokyklą. Kadangi vaikai irgi čiaudom, kosto, o betaguardas, jis toksinam neleidžia nusėsti organizme. Jeigu ir įkvėpiau, jis neleidžia nusėsti ir ten pradėti rajuoti ir kad mes čia paskui kaip kolega ir panašiai. Tai, sakykime, šiuo metu rytą ir vakare prieš miegą, irgi, kad grinai prieš miegą, toliau nevalgant, kad jisai padarytų savo darbą, ką reikėtų šalintų ir kad ten niekas neužsibūtų. Tarp kitko, jau vyras praeitą savaitę parvežė česnako visą maišą ir mes jau, kaip aš sakau, buriu. Ir kasdien jau aš pjaunu česnako galvą per pusę ir kiekvienam kambarį padedu po galvą. Žinoma, gal pastebėjot, parduotuvėse prie žalios mėsos būna česnako galvos sudėtos, perpjautas. Ir taip pat bakterijas naikina ore, sakykime, kad ir namuose, jeigu pačiaudis ar kažką, kad pasisaugoti. Tai va, dėl aplinkoj čiaudėjančių. Na, be česnako komplekso mes neapsieinam. Mes tikrai neapsieinam ir šitą esu įvedusi jau visą mėnesį prieš rugpjūtį vaikui. Ir dar ateinantį greičiausiai visą žiemos laikotarpį, kiekvieną rytą vaikui 2 kapsulės česnakinio komplekso. Tai nėra vien česnakas, tai yra visa šeima ir irgi nuo visokių įvairiausių bakterijų, kad neužsistovėtų ir neužsibūtų, kad padarytų savo darbą ir automatiškai imunitetas jau tokioj, kaip pasakyti, kai jis visko gauna, pas jį tą ir gynybą į tą visą esančią aplinką kitaip veikia. Na, vaikiški vitaminai, be jų aš iš vis neįsivaizduoju. Žinau puikiai, ką mano vaikas valgo kiekvieną dieną. Kažko ypatingo jam neįduosi, neįkiši, tai čia yra mano ramybė, kas liečia vaiką. Ir žinau, kad sudavus jis gaus visus reikalingus vitaminus, mineralus, dienos normos. Ir tie patys grūdai yra koncentratas, nes su grūdais mes irgi ryžiai. Tai gal to, gal grikių nori, gal perlinių kruopinė, ryžiai arba blynai. Bet šitą sudavus, man yra ramu, jis viską gauna, kad ir ryžius valgo, kurie
niekad nesakysiu nieko. Toliau. Dėl, kažkaip užėjo kalba apie vaikus, tai gal prie jų ir lieku. Omega. Šitą vaikui kiekvieną rytą po vieną duodu. Irgi. Omega veikia nervinę sistemą. Neskaitant, kad, sakykime, čia yra ir visa B grupė, ir taip pat nerviniai sistemai. Omega turi taip pat tokį, kaip sakyti, ne kad raminamąjį, bet vaikui kažkaip lengviau susidoroti su visokiom informacijom, ar daugiau, nes per pamokas visko daug ir kad nesiblaškyti. Gaudamas šios produktus, jam viskas išeina lengviau. Jam nėra streso. Jis sugeba priimti įvairią informaciją ramiai. Nestresuodams, nepanikuodams, ne, aš taip nedarysiu arba dar kažką. Paprasčiausiai padedam savo vaikui susitvarkyti su mokykloje emocijomis ir apskritai kasdieną. Plius akis. Omega taip pat akims reikalinga, jeigu prie akių, tai kas prie kompiuterių dirbat, tai flavonoidai, vaikam irgi tas pats telefonai. Flavonoidai turi galę nueiti iki pat, kraujas juos išnešioja iki pat smulkiosios tos kraujotakos ir suaktyvina, ir pamaitina. Todėl akis stiprios, gerai mato ir panašiai. Aš labai džiaugiuosi, mano Domantas 3 metai be akinių ir kai einam tikrintis į metus kartą, kaip daktarytė pasakė, jeigu vaikeli tu taip matysi, tavo akytės taip matys, tavo akinių nereikės. 4 metus pravaikščiojom. Taip, gerai, mes. Naujas Provitality, žymiai papildytas įvairiausiais. Tiek, kiek buvo, plus pridėta papildomai. Papildomai pridėta plaukams, nagams, odai. Papildomai pridėta, kas liečia nervinę visą sistemą. Papildomai pridėta, kas liečia žarnyną, skaidulų. Tai absoliuti kasdienė imuniteto, gal dabar galvoju, aš gal nenorėčiau sakyti imuniteto stiprinimas, apskritai kiekvieną dieną, ką organizmas turėtų gauti su maistu, bet negauna šitą šalia maisto vartojant, jums viskas pasikeis. Jums viskas pasikeis ir jūs sėdėsite ir galvosite, kas čia vyksta. Aš noriu to, aš noriu ano, aš šitą atsikėliau, noriu kalnus versti. Praėjo pusdienis po darbų, aš neinu gulėti ant sofos, aš noriu kažką daryti. Aš noriu veikti. O dar man kiek minčių kyla, ką aš čia dar galėčiau paveikti. Pamėginkite, jeigu dar kas nepamėginot, 4 kapsulės, grūdai, omega, vitaminų mineralų kompleksas, 22 vitaminai ir mineralai, patys svarbiausi, patys reikalingiausi ir karotenoidai. Taip pat nuo jų priklauso, sakykime, ne tik imunitetas, bet ir žarnyno veikla, skrandžio, sakykime, kad jisai gerai virškintų, kai jisai gerai dirbtų. Čia daug gerų dalykų mums, paprasčiausiai mums. Tai va šitą kompleksą įsiveskit ramiai, pamėginkit mėnesį, po mėnesį žiūrėkit, pajauskit, ką jaučiat. Ir ar verta?
kitą mėnesį toliau vartoti, ar grįžtam į tą senąją poziciją, stenim, liūdim, vaizduojam, kaip viskas gerai. Aš čia žinau, kaip galėčiau kalbėti. Man tai yra didelis džiaugsmas. Aš jaučiuosi didžiausią gyvenime lobį atradusi. Ir negaliu tom nesidalinti. Negaliu nesidžiaugti kitų patirtim. Kas nors vis labai netiki, bet pamėgina ir tokius atsiliepimus rašo, tokias žinutės, kad netikėjau, negali būti, bet jaučiu tą, jaučiu aną, aha, buvau pamiršus apie tą, buvau susigyvenęs su tuom. Ką daro maistas? Mūsų maistas, mūsų vaistas. Mūsų vaistas, mūsų maistas. Tai va, tik tiek, kad suvalgyčiau, tiek neįmanoma. Tai tam kartui tiek. Gražaus ryto, gražios dienos. Milijonas darbų. Milijonas reikalų. Iki.